Živilė, pasidalinsi dar liūdim, kaip mes susipažinom. Tiesiog, nes aš dabar galvoju, aš taip Živilės pasiilgstu, o Dieve, aš atrodo, aš nematau, tiesiog kaip mano kūno dalis. Va, Živilė, kas yra? Susitinki, praeini, pavargsti nuo to pozityvumo, pavargsti nuo to, kaip sakant, pati nuo savęs arba netikėjimo į Dievą. Aš irgi krikštyta, kažkaip į tą tikėjimą jau viena nuo vaikystės. Nes buvo sovietmetis, tėvai užsiėmė, dirbo, bet visada mane tai draugė pakrikštijo, tai draugiai tiesiog nuvedė mane į komuniją ir va taip mane tiesiog nuvedė. Bet atsitiko taip, kad verslai viską ir tas kelias nutolino mane nuo Dievo tikėjimo, labai sunku tą stiprų žodį tarti, ne? Jis norėtųsi kažkaip tai to pasakyti, kūrėjo, to, supratimo kažkokio ir atrodo, aš turiu viską pati padaryti, aš turiu viską pati pasiekti, kai viską pasieksiu, mes pasikonsultuosim, kaip ten reikia eiti. Ir susidėliojo taip, kad aš pasidariau pati savo nefaina, neįdomi, grubi. Tėvas pasakoja man kažkokias problemas, aš taip žiūriu jį kaip į svetimą žmogų ir aš tada supratau, kažkas yra negerai, stop. Versle viskas ten labai, ten aš Baltarusijoje dariau verslą, viskas sudėtingai, viskas ne į tą pusę, viskas, galvoju, 10 metų praėjo, reikia atsisėsti, turi man kažkas padovanoti Bibliją, galvoju, reikia pradėti. Ir viskas, ir nuėjau. Ir žodžiu, manau, sulaikė krovinį, ten kažkaip neįmanoma, o aš tokia, kaip sakant, prabivnaja, per 10 įmonių skambučių, kažkas man jį atveš tą krovinį, šiandien man jo reikia, o jis ten kažkur... Bet čia taip ir reikėjo, jo reikėjo šiandien. Šiandien, o jis ten yra ten kažkur, tai dar Šveicarijoje. Aš tik tai pasakysiu vieną stavačką, kad Živilė labai garsi ir labai išimi buvo visais laikais, nepaprasta šiaip pasaulio akimis. Ir jinai darė tokį verslą ir dabar jūs tęskite, Živilė. Ir ten darau aspiranciją, žodžiu, tam viešbutį pristatymą, o kosmetikos nėra tos pačios prabangios. Žodžiu, atvažiavę edukatorė iš Šveicarijos, ten tiek visko sumokėta, viskas, o nėra apie ką kalbėti. Kažkas turi man nuleisti tą krovinį, galvoju, aš pati važiuoju su mašina ir aš per 10 skambučių ir iš 10 skambučių kažkokią tai įmonę, į kažkokią tai gitaną pataikau ir suprantu, šitas žmogus, man padarys tai. Sako, gerai, važiuoji ten į Varšuvą, atsidarai fūrą, pasiimi ir viskas, bet paskui, aišku, reikia tą sutvarkyti, tą visą, vadinkim, nelegalų reikalą. Aš paaiškinau, kaip reikia padaryti dabar, ką daryti toj situacijai. Ir iš tikrųjų tas krovinys buvo taip ir taip mes susipažinom, aš nuvažiavau pas ją ir tai buvo tas žmogus, kuriam aš nieko nepasakojau, jis man padovanojo Bibliją. Aš tenai apie popieriukus invoisus, jinai man ten apie visai kažką kitą. Apie Dievą, aš čia darbo reikalais, tai atvažiuoju darbo šiaip Dievą. Sėdžiu, klausau, bet tai viskas eina, aišku, per vieną ausį eina, biškį lieka, per kitą išeina. Ir man šiandien čia važiuojant kažkaip galvoju, ką čia reikia pasakyti. Ir mano buvęs mokytojas labai didis, labai tikėjo ir jo buvo kaip įkvėpėjas Pranciškus Asyžietis, jeigu kažkas girdėjo. Ir aš trupučiuką išsitraukiu ir man kažkodėl gitana asocijavosi su šitu šventuoju, kuris prie lygiai vos ne 800 metų darė tokius stebuklingus darbus, buvo visiškai iš turtingos šeimos, atsisakė tėvo paveldimo turto, jų, kiek žinau, to ordino buvo neturtas, meldimas Dievui, ėjimas išpažinti, pasakoti žmonėm apie Dievą, jis buvo nepriimamas, buvo apmėtomas ir jis buvo daug sulaukęs tų, vadinkim, apšveitimų, nušvitimų, jis buvo pirmas pasaulyje, kiek žinau, stigmatikas, pripažintas oficialiai tuo šventuoju ir iki dabar bažnyčios vadinamas jo vardu, tapomi gražiausi meno kūriniai, statomi filmai. Tai žmogus, tai yra toli praeitis, bet jis irgi kažkada buvo kažkieno nesuprastas, neįprimtinas, priėjo kiekvieną trobelę, beldės ir pasakojo apie Dievą. O tengi anksčiau buvo nei mobilių telefonų, nei mašinų, iš viso žmonės arkliai, ir apie kokį ten nušvitimą. Tai man kartais gitana asocijuojasi, kad jinai pamato į sieną ir, žodžiu, ją nukala. Tai kažkodėl norėjosi apie tai papasakoti. Ir tai yra tas žmogus, kuris, ta bendruomenė gali atrodyti, bendruomenė yra visokių ir tas žodis irgi yra kartais labai keistai
priėmus. Moteriška draugystė yra ta stiprybė, ta, kur yra, tai yra 1000 eurų, kurius galite išleisti pas psichologus. Aš esu išleidus, pabandžius, sakau, ačiū, viso gero, čia nepadeda, sekantis variantas. O moteriška draugystė, tai yra, kaip jūs pasakojate, tai yra antiek stipru, jeigu matėt multiką Panda, ten kažkuri 3 serija. Ir Panda išgelbėjo kas? Tai yra ta bendruomenė, kuri pasakė, mes su tavim, ir visi pandos sustojo. Ir va čia tada, kai tu neištempi, atrodo, aš viską galiu, viską žinau, su viską ten padarysiu, sudėliuosiu, tikrai aš ištraukiu, žinokit, pažintis, iš kur reikia ten kažką. O būna situacijų, kad tu nesupranti, kur eiti. Tu visiškai bejėgis. Ir nei kairė, nei dešinė, nei pirmyn, nei atgal, nei tėvai. Ir tada, aišku, pasitelki tik tikėjimą. Aš nežinau, kuris žmogus yra nepasitelkęs tikėjimą. Tikrai nepažįstu, žinokit. Anksčiau, vėliau, kaip yra kunigas sakęs, visi grįžta prie Dievo. Ir mokslininkai apie tai kalba. Ir dabar labai rimtas chirurgas sako, kai tu žinai visas ląsteles molekulinės, kaip ten viskas sudėtinga ir kaip viskas veikia harmoningai, tai negali veikti be aukštesnės jėgos. Ir taškas. Ir žmogus yra, kuris nuolatos apie tai kalba, tu tai priėmė ir nepriėmė, bet vis tiek iki tavęs dakapsi kažkaip tai. Ir tas pasilikimas ramybėje, kai yra tas musonas, uraganas, vienai kartais būna sunku, kartais gal ir neįmanoma, ir atsiranda žmogus, kuris paima už rankos ir sumobilizuoja, sakykime, ir dar nukreipia. Toks negražus žodis, kai kartais norisi išsivemti tą blogį, kurį jis važiuoja ant tavęs tankais. Tai yra žmogus, kuris nušluoja, net kartais artimieji sako, aš neturiu laiko, padeda ragelį. Taip. O yra žmogus, kuris, tai kur privažiuoti? Aš viską metu ir privažiuoju, Živilė žino. Živilė bet kuriuo metu paskambins, bet kuriuo. Aš viską metu ir važiuoju ten, kur reikia. Arba lygiai taip pat Jūratė žino. Kur bebūtų, tiesiog aš viską metu ir važiuoju. Nežinau, kad žmogui reikia. Nes žmogus yra didžiausia vertybė. Ir mano misija gerbti žmonės ir tą dalinti, tą transliuoti. Ir aš tikiu, kad jūs, Živilė, tu dabar to pildaisi. Ir kiekvienas iš mūsų dar pasieks kitų žmonių gyvenimų. Ir tai yra svarbiausia. Tai yra didžiausia vertybė mums patiems pildytis. Ir tada mums patiems dalintis. Nes mes galim duoti tik tai tą, ką patys turim. Tik tai, ką patys turim, galim duoti. Todėl mes šiandien čia kartu ir esam. Augti toliau, dalintis, vienas kitą laikyti, vienas kitą nukreipti ir vieni su kitais būti. Tai labai ačiū, Živilė, už gerą žodį ir svarbiausia, tą tikėjimą, kad Dievas yra su mumis, kad Jis tai svarbiausias. Bet be abejo, mes gyvenam žemėje ir tas sociumas, kad mums su žmonėm vieni su kitais reikia bendrauti be abejo. Kaip mes iš pradžių ir kalbėjom, ką šiandien pasirenku, tam užimtume ir kai visi labai daug visko užsiėmė, ką šiandien aš pasirinksiu. Ir kai aš renkuosi vis tiek, kas svarbiau yra viešpati, jo Dievo pažinimą, visa kita bus pridėta. Nes visko yra labai daug. Ir kad šiandien čia ateiti, reikėjo kažkurios dalykus atidėti, į parduotuvę nenueiti, su kažkuo nesusitikti, vėliau susitikti. Bet aš pasirenku ten, kur galiu daugiau pažinti Dievo. Ir kaip jį pažinti, kur man jį atrasti. Mūsų ir yra tikslas, misija, kaip nuolat ir pastoviai pažinti, kur tą Dievą rasti. O jis yra mumise ir tarp mūsų. Čia yra ta paslaptis, kurią Kristus ir atskleidė. Ta paslapti, ta Dievo paslapti, kad Dievas yra mumise ir mes esam sukurti pagal jo atvaizdą ir pavydalą. Čia gyventi žemėje tą gyvenimą, kur sako, kad būtų dvasios vaisiai. Ramybė, džiaugsmas, užtikrintumas, piktumu nesipildyti, o pildytis gerumu. Ir mūsų sprendimas ir pasirinkimas, ką aš pasirinksiu šiandien. Ar piktintis, ar vis dėlto gerėtis viešpačiu.